Sveiki! Šiandien svarbus etapas Lietuvos pensijų kaupimo sistemoje. Įsigalioja pokyčiai, kurie palies visus kaupiančius antroje pakopoje. Nuomonių daug, aiškumo mažiau. Vienas patarė investuoti į nekilnojamą turtą, kitas į auksą ar kriptovaliutas. O trečias siūlo išbandyti naujas ir žinoma pelningas investavimo platformas. Tokioje aplinkoje lengva pasimesti. Ir dar lengviau priimti greitą emocinį, o ne apgalvotą sprendimą. Todėl neskubėkite. Mūsų GeoIndex komandos pozicija labai paprasta ir racionali. Prieš priimant bet kokį sprendimą, verta viską iki galo išsiaiškinti, suprasti, kas keičiasi, kokios atsiveria galimybės ir kas iš tiesų naudinga jūsų asmeniniai situacijai. Ši reforma suteikia daugiau lankstumo kaupiantiems ir pasirinkimo laisvės, norintiems sukauptais pinigais pasinaudoti anksčiau. Galima tęsti kaupimą kaip ir anksčiau, be apribojimų, laikinai sustabdyti įmokas ar dalį jų iki 25% išsiimti anksčiau. O jei niekas netinka, pasitraukti iki 27 metų pabaigos ar rinktis kitą kelią, toliau savarankiškai investuoti trečioje pakopoje. Tačiau prieš priimant sprendimą labai svarbu žinoti, kas nutiks jūsų jau sukauptoms lėšoms. Valstybės skatinamoji dalis ir anksčiau sodros pervestos įmokos grįš į sodrą ir pavirs nepaveldimais taškais, kurie neženkliai padidins jūsų būsimą sodros pensiją. O jūsų asmeninės įmokos ir investicinis prieaugis bus pervesta į jūsų asmeninę sąskaitą. Tie, kurie lieka, galės ir toliau kaupti kaip iki šiol, gauti valstybės skatinamąją įmoką bei naudotis naujomis galimybėmis, pavyzdžiui, laikinų kaupimo stabdymų ar dalį lėšų atsiimti anksčiau. Pokyčių tikrai nemažai. Natūralu, kad kyla klausimų. Todėl GeoIndex komanda parengė jums išsamią ir nuolat papildomą informaciją, kad būtų lengviau priimti sprendimus. Šioje pensijų reformos rubrikoje rasite paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir skaičiuoklę, kurią pasinaudoję galėsite įsivertinti, kaip skirtingi sprendimai paveiks jūsų ateities pensiją. Visa tai paprastai, aiškiai, be perteklinio triukšmo. Kviečiu jūs priimti informuotą, o ne emocinį sprendimą. Pensijų kaupimas nėra apie šiandienos vartojimą ar politikų sprendimus. Tai jūsų sprendimas dėl savo ateities, dėl laisvės rinktis, kaip norėsite gyventi vėliau. Skirkite kelias minutės įsigilinti ir peržiūrėti mūsų parengtą informaciją. Tikiu, kad ji padės geriau suprasti, kuris kelias artimiausias jūsų tikslams. Ir priimti sprendimą, kuriuo būsite patenkinti ne tik šiandien, bet ir po daugelio metų.